Rėmėjas Gefilus – pieno rūgšties, bakterijų kapsulės, lašai ir kramtomos tabletės. Kita tema. Pakalbėkime apie būdus, kaip stiprinti mažųjų atsparumą ligoms. Siūlau prisiminti, kad kiekvieną dieną, skiriant vos keletą minučių jūsų brangaus laiko, galime sustiprinti visos šeimos narių imunitetą ir, žinoma, apsaugoti visus nuo nuolat puolančių peršalimo ligų. Dėmesio į ekraną. Apie sveiką gyvenimo būdą ir jo naudą tiek mažiems, tiek dideliems daugelis yra girdėjęs ne kartą. Tačiau kaip gyvename, ką valgome ir ką geriame, susirūpiname tuo met, kai ima pulti ligos. Ieškodami atsakymo į klausimą, ką daryti, kad vaikai augtų sveiki ir kuo mažiau sirgtų, nuvykome pas mamą Eglę, auginančią 5-metes dvynukes Eglę ir Ievą. Veikli moteris ne tik vadovauja fotografijos studijai, bet ir yra sveiko gyvenimo būdo propaguotoja. Kaip pati sako, viskas prasidėjo nuo sesers, kuri jau seniai gyvena kitaip, rengia įvairias sveikos gyvensenos ir mitybos stovyklas. Pasak Eglės, dauguma liaudiškų patarimų, kaip didinti organizmo atsparumą ligoms, iš tiesų pasiteisina. Tačiau tai daryti reikia ne kartais, o nuolat, tuomet rezultatai išties džiugina. Mes geriame sulčių, nemažai rytais. Dabar praktikuojam granatų sulčių gerimus, apelsinai, greipfruktai, visi daržovių sultis. Sultims Eglės šeima skiria nemažai dėmesio, nes jos suteikia vitaminų, didina vaikų imunitetą ir atsparumą ligoms. Be to įvairių vaisių, uogų ir daržovių daugelis gali prisiskinti ar prisirinkti tiesiog sode, darže ar miške. Per 5 metus, mano vaikai sirgo mažai. Aš manau, kad tai yra, kai viską darai kompleksiškai, ne tik tai, kad atsigeriau sulčių, jau čia dabar bus gerai. Ne, tai turi būti metus iš eilės, tu kažką tai darai. Ar ne, vaikai maudosi šaltam vandenį, vaikai bėgioja po racą, vaikai turi savo ritmą dienos, jie keliasi anksti ryte, jie eina miegoti pietų, jie eina tam tikrų 5 metus iš eilės, mes darome viską labai aiškiai, ar ne, kada keltis, kada eiti miegoti, kada reikia valgyti. Svarbus yra visas kompleksas – grūdinimasis, dienos režimas ir mityba. Tačiau Eglės manymų visuomet reikia stebėti save ir vaikus, ypač atkreipiant dėmesį į maistą. Kas tinka vienam, nebūtinai tiks kitam. Ir tai labiausiai tinka vaisiai. Vaisių, jeigu kalbam konkrečiai apie sultis, tai yra vaisiai. Arba tiesiog vaisių salotos, jeigu negeriant sulčių. Ar ne, jos galim maišyti. Paprastai mes sakome, vadovaujamės tokiais dalykais, kad turi būti maišoma 1+1 ingredientas, nedaugiau, tam, kad įsisavintų organizmas. Tai jeigu ir geriausiai yra vaisiai su vaisiais, daržovė su daržovėmis. Tai reiškia, kad daržovių su vaisiais maišyti nereikėtų. Keletą labai skanių ir naudingų mamos Eglės sulčių receptų netrukus išbandysime. Tačiau prieš tai aptarkime, kaipgi pasigaminti pačias sveikiausias sultis ir kada jas gerti. Daugelis sveikuojų natūralias sultis pataria gerti rytais, tačiau dažnai ryte pusryčiai ruošiami ant pirštų galiukų, bijant pažadinti miegančią šeimyną. Visgi išdrįsime teigti, kad šiais laikais tai ne bėda. Galima rasti labai tyliai ir beveik be garso veikiančių sulčiaspaudžių. O štai vieno apelsino sulčių galima išsispausti ir su rankinė sulčiaspaude. Juk keli gurkšniai šviežių sulčių vertingesni už bet kokią tabletę. Spaudžiant sultis taip pat svarbu stengtis išnaudoti kuo daugiau vitaminų, mineralų ir ląstelienos. Kuo mažiau likučių lieka iš spaudžiamų vaisių, tuo daugiau naudingų medžiagų liko mums. Be to gera šeimininkė žino, kad iš vaisių ir daržovių likusius sausus tirščius, pavyzdžiui, obuolių ar moliūgų, galima panaudoti įvairiems blyneliams ar kitiems patiekalams. Lėtaigės sulčiaspaudės naudojimas sultims spausti dar ne viskas. Štai naudojantis vienos iš tokių sulčiaspaudžių papildomais prietaisais galima pasigaminti vitaminus išsaugančių vaisių tyrių, šerbetų ar greitai iš vaikų mėgstamų produktų paruošti įvairių užtepėlių pusryčių stalui. Nuo mažylėms, kurie dar nekramto savais dantukais, mamytės be vargo sutrins ir kūdikių maistelį. Nuo dabar, kai žinome, kada ir kaip ruošti sultis, pats laikas žvilgterėti į mamos Eglės receptus. Ryte Eglė dažniausiai ruošia saulėgrąžų pieną. Tam mums reikės 200 gramų iš vakaro vandenyje brinkintų gliaudytų saulėgrąžų, medaus, pusės litro vandens ir šiek tiek cinamono. Saulėgrąžos, dėl to, kad jos yra maistingos. Turi daug maistinių medžiagų. Ir tai yra labai ir vaikams skanu, jeigu sumaišai su kokiu saldėsiu, medum, pavyzdžiui, ar dar cinamono įberi. Ar ne? Tai yra skanu ir maistinga. Ir nereikia paskiau iš karto pulti valgyti, nes tu jautiesi sotus.
Šiuo metu imunitetui stiprinti tinka paprasčiausios obuolių, granatų, vynuogių ar aviečių sultys. Tik kaip jau minėjome, maišyti geriausiai vienodomis dalimis. Dabargi moliūgų laikotarpį, jų pilna priaugę visur. Jeigu dar žmonės turi sodus, tai yra, juose tikrai auga moliūgai. Ir jos dabar reikia būtent tas laikotarpis, kada jos reikia valgyti arba gerti iš jų sultis. Daug galima troškinių daryti begalę. O tai va, tai labai stiprinasi gerai organizmą. Spaudžiant moliūgų sultis galima dar įspausti kelis lašus imbiero arba juodojo ridiko. Šios sultys itin tinka šaltojo sezono peršalimo ligų profilaktikai ir gydymui, taip kaip ir pomidorų su česnaku sultys. Jos labiausiai tinka po pietų, tarp pietų ir vakarienės. Prieš miegą jų gerti nepatartina, nes apsunkinamas organizmas. Nėra griežtos rekomendacijos. Paprastai tai nereikia maišyti su maistu, nes tai yra pakankamai maistinga. Tai reikėtų daryti tarp tada maisto, ar ne? Pietus, vakarienė ir tarp tada gerti tas sultis. Svarbu, kad viskas būtų ne vienu metu daroma, o per visą dienos ritmiką. Dėkojame mamai Eglei už patarimus ir tikimės, kad jūsų šeimos rytas taip pat prasidės su stikline šviežių sulčių.